Sveiki bičiuliai, esame nuostabioje sodyboje, netoli Dubingių, lelijų glėbyje. Pažiūrėkite, kokias lelijos. Sodyba išpuoselėta, prižiūrėta, tvarkinga, tikrai malonu ir labai gera aura. Čia pagrindinis sodybos namas, poilsis, kuriame vyksta, ten ūkinis pastatas. Na, o čia mūsų bulidas su mūsų skonio lobio mamytė barbekiu. O čia rinksis svečiai. Šiandien vėlgi kepsime mūsų nuostabius portugališkus paršelius. Stalai svečiam praktiškai jau paruošti. Štai kaip atrodo. Labai šventiškai, labai gražiai. Štai brangiai praėjo pusantros valandos ir dabar pirmasis patepimas, kad įgautų pas mus riešutų arba aukštų spalvos ir tuo pačiu gerus skonius. Tuo išimsime antrą. Net seilio varu. Na štai, pirmas patepimas padarytas ir dabar pašausim vėl pas mus į mūsų kepsninę ir už pusvalandžio ištrauksim, darysim antrą patepimą. Na ir garnyrui naudosime mūsų nuostabesias grill daržovės. Pašausime dabar į mūsų barbekiu mamą kartu su mūsų nuostabiais pašė. Wow, kaip gražiai kepa. Net įsižioja iš malonumo. Štai kokie mūsų gražuoliai. Įgavo aukso spalvą riešuto. Na ir kągi, daržovės turbūt jau irgi pabaiga eina. Jo. Ir toj teiksime svečiams į stalą. Na štai, visas komplektas. Ir daržovės, ir paršelė. Tikrai nuostabiai. Ir aš tikiuosi, kad svečiai įvertins, bus tikrai labai skanu. O jeigu norite lygiai taip pat pavalgyti, paskanauti, skonio lobius visada jūsų paslaugom. Skambinkite, užsakinėkite, švęskite, džiaukitės gyvenimu ir palydėkime vasarą. Mūsų telefono numeris +370 615 3999. Šio vaizdo įrašo scenarius pavadinimu nei gyvas, nei miręs. Bet labai skanu. Artūras. Gerbėmėje, esame neeilinėme įvykių sūkuryje. Esame Lietuvos gurmanų gildijos. Gurmanų gildijos renginyje. Ir čia yra akordinis maistas, keptas paršelis, kurį daro mūsų šefai. Nesurus. Svarbiausia yra, kad skonio lobis. Prieskoningas. Ai, kokie šnipo kažkas norėjo. Aš norėčiau šnipo paragauti. Tuoj sekundę. Jeigu pakviesite Artūrą pagaminti paršelį, ar šiaip kokį tai renginį, niekada neapsiriksite. Čia šnipas. Prašau. Yra gurmanų. Mesite nuo kaulų byra. Koksai Pažiūrėkite šitą poną, klausyk. Laimingesnio žmogaus nesumatęs. Artūrai, mes tave dievinam. Štai ir jis. Jūs net nežinote, kur mes patekome. Pažiūrėkite. Du meistrai. Vienas daržovinis, kitas mėsinis. Artūras Povilianskas. Gurmanų klubui padarė fainą prezentaciją. Skanę, fainą.